Nuo senų senovės kiekvienas bitininkas nori darbščių, nepiktų, atsparių lygoms bičių. Nori, kad bitės kuo mažiau spiestų ir atneštų daugiau medaus. Todėl bičių šeimų atranka atliekama palaipsniui. Ta darbą dirbant toje pačioje bičių šeimoje keliomis kryptimis. Ir jos perspektyvas mintimis dalyjasi Nacionalinės bičių selekcininkų asociacijos pirmininkas daktaras Justinas Kretavičius. Norint bičių motiną dirbtinai apvaisinti su tam tikrais parinktais tranais norimais, tai Lietuvoje naudojama aparatūra dirbtinio vaisinimo. Ir buvo institutas naudojo lenkišką ir jaunesnysis Balžekas naudojo amerikietišką, aš naudoju vokišką Schlei firmos aparatūrą. Reiškės, yra specialūs švirkštai. Su jais yra bičių motinai įstatoma į šitą vamzdelį, narkotizuojama, su švirkštu susiurbiama trano sėkla ir tada apvaisinamos tokios motinos. Ir tada daroma tolimesnė selekcija. Tai bičių vaisinimas atliekamas prie 14 padidinimo, 14 kartų. Svarbiausia yra tranus turėti subrendusius gerus, veisinius, kurie niekad neskraido aplinkoj, o avily vis atgyvena ir jie leidžiama apsiskraidyti specialiose dėžėse, kurią galėsiu parodyti. Taigi, Vokietijoje yra sukurta duomenų bazė bičių selekcijai. Humboldto universitetas ją administruoja, būtent bitininkystės institutas prie Humboldto universiteto esantis Berlyne. Ir ši duomenų bazė yra puikiai, neturinti lygių pasaulyje. Bazė, kurią suteikia galimybę Žemės ūkio ministerija prenumeruoti, finansavo ją, suteikia galimybę Lietuvos sąlygom atsparias Lietuvos klimatui darbščias, nepiktas bites veisti. Tai yra, iki tol mes niekad neturėjom tokios galimybės. Pagaliau mes turim tokią galimybę, veisim nepiktas, atsparias ir gali bet kuris domisi, netgi atsivežęs iš užsienio, išsitestuoti ir atsirinkti pačią geriausią motiną. Ir jeigu tik tais dabar atsiranda, kur dirbtinai vaisina tokių mėgėjų bitininkų, jau Lietuvoje ne vienas, yra keletas. Tai čia yra unikalus dalykas, kad jie gali kryžminti, veist, būtent naudojant tą duomenų bazę. Ta duomenų bazė, apie kurią aš šnekėjau, kur mūsų Žemės ūkio ministerija finansavo prenumeratą, ir tituliniam puslapį yra matoma, su kokiom bičių rasėm galim daryti selekciją. Tai pirmoje vietoje karnika, tamsioji bitė vidurio vietinė, Europos rasės bičių. Ir dabar truputėlį, ką norėčiau parodyti, kad yra, sakykime, pasirinkus kontaktuose ir šalį, country, mes išvysim visas šalis, asociacijas, kokios yra sąrašą, ir jų tarpe bus Lietuvos vardas, Nacionalinė bičių selekcininkų asociacija. Čia yra kontaktai, vadovas, ir jeigu išplėstumėm kiekvienos asociacijos, galim pamatyti visus selekcininkus. Sakykime, sąrašas ukrainiečių su pavardėm, su telefonais, su kontaktais. Galim bendrauti ir pasižiūrėti, turint tą informaciją, kokias motinėlės turi, kokią selekciją daro. Kas liečia Lietuvos selekcininkus, jau jinai pradėjo jungtis vienas kitas. Ir atsidarius sąrašą, galit pažiūrėti, jau yra keletas susidomėjusių bitininkų, kur daro selekciją. O dabar parodysiu, kaip vykdant bičių selekciją
naudojami šitie nukleusai šiek tiek. Čia yra mini plus tipo nukleusai. Ir čia dar likučiai tokie lipnios juostos likę. Nes kiekvieną pavasarį yra sudarant reiškias, iš kiekvieno atskiro korpusėlio sudaroma po mažą šeimelę, nukleusą. Ir žiemoja ant vienokio tipo. Matot, nukleusai kiaurai persišviečia. Reiškia, kad bitės ventiliuotųsi žiemos metu. O vasarą yra jau kito tipo. Tie nukleusų dugnai. Ir ką noriu pabrėžti, kad dirbtinį vaisinimą taikant, čia yra 2 lakos. Ir aš pasižymiu su grotelėm. Matot, grotelės yra iš vidaus įdėtos, kad būtent motinėlė liktų nukleusai ir jinai neišskristų, kai dirbtinai poruoja. O jeigu natūraliai poruojasi, tai tada tokios lakelės yra paliekamas. O jeigu dirbtinai uždarom ir tada tik per grotelės, kur tik bitės gali išlysti. Tai tuo skirias vasariniai dugnai nuo žieminių. Ir dar ką pasakysiu, žiemą ant žieminių dugnų uždedu tokias grotelės, kad pelės neįeitų. Tai labai svarbu. Labai svarbu. Čia yra, tai jeigu vasarą pradarai, tai pas mane kiti nukleusai vasariniai galim pamatyti, kur būtent motininės, reiškia, motininė žiemą uždarai ir tada su pelių problema nebūna. Taigi, noriu parodyti šitam nukleuse, kaip interpretuoti bičių higieninę elgseną. Šiaip bičių higieninė elgsena daroma tam, kad pažiūrėt atsparumą erkėm, atsparumą ligom. Ir geriausia yra vertinti po 6 valandų nuo atlikimo testo. Tai čia buvo atlikta šitas testas prieš 6 valandas. Parodysiu, kaip atrodo. Atliekant testą, pasižymimas korys, kad nereiktų gaišt laiko kitą dieną. Čia pažymėta V raidė. Taip, V raidė. Čia bičių dar. Neuždenk truputį V raidė. Prisitrynė. Ištraukiu rėmą. Ištraukiu rėmą ir... Matom perų. Matom perų ir matot, čia rėmelis apibrėžtas su markeriu. Ir tamsiai gal ir nematysis, bet yra. Ir matom, buvo tokie perai. Ir šitas rombas ir išsivalė. Per 6 valandas yra pavienių neišvalyta. O kodėl išsivalė, taip nuspręs? Čia higieninė elgsena. Taip. Ir matom, čia viena akutė likus, čia nepradurta buvo. Na, beveik 100% išvalyta. Daroma 2 testai, kad nepameluoti, kad pasižiūrėti, kaip realybė yra. Štupuotysiu, kad matytųsi. Matot, čia yra antras viena pusė ir kita pusė. Ir vėlgi apibrėžta rombas. Ir šitos akutės 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matom, kad yra neišvalyta. Ir kodėl tai atsitiko? Ir reiškės, kur nehigieniškos bitės, gali išvis nevalyti. Kur, sakykime, bent 50% išvalo per 6 valandas ar pradeda valyti, tai jau yra rodo higieniškumą. Geriausia, kad nors 80% bičių akučių išvalytų bitės. Tada tokios gali būti atrenkamos tolimesniai selekcijai. Tai tas ne tik svarbu prieš ligas testas. Tai dabar jau čia yra 90% galima žiūrėti. Čia, reiškia, kaip skaičiuojama. Šitas yra ant rėmelio 50 akučių, bet būna tuščių tokių pavienių. Tai suskaičiuojama, kiek tuščių, sakykime, 45 pradūriai. Ir žiūrima iš tų 45, kiek uždengtų liko.
sakykime, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 iš 45. Bet va čia daug didesnis procentas ir susumuojama ir išvedamas procentas vidurkio. Ir taip vat žinomas tas išsivalymas. Tai tolimesni veiksmai yra protokoluojama. Aš parodysiu protokolą prie bičių šeimos dar, kaip yra. Ir po to yra suvedinėjama į duomenų bazę, kurią administruoja Humboldto universitetas. Jinai yra Europos mastu viena tokia, daugelį rasių sukurta. Ir ačiū Žemės ūkio ministerijai, kuri finansuoja šitą duomenų bazės prenumeratą. Jinai yra mokama ir už tai gali bet kuris Lietuvos bitininkas, darantis selekciją, gauti prisijungimo vardą prie jos ir daryti selekciją. Taip, čia yra šitam bitinė visos selekcionuotos testinės šeimos, tai yra jos daromos selekcijos, visos dirbtinai vaisintos. Vaisinu aš centriniam skyriui, o čia jau yra kitas skyrius, kuriam vykdomas testavimas. Ir pažiūrėsim, koks erketumas šeimos, nes kadangi labai svarbu selekciją darant erketumą nustatyti, kiek erkių, vienas iš svarbiausių dalykų. Bet kur jokių problemų nebūna. Tai vat pamatysit, kokios yra nepiktas, geros bitės selekcionuotos. Eisime į lizdą. Apie kokią Aš laikau bičių veislę kalbam? Asmeniškai karnikos bičių rasę. Jinai yra faktiškai kaip veislė, jau net ne kaip rasė, nes rasė tai, sakykime, natūraliai gyvenanti, neselekcionuota. Čia yra vokiečių ir austrų selekcijos ir yra esmė tokia, kad Lietuvoje 5 metai vykdoma selekcija mano paties. Aš turiu keletą linijų, Varroa tolerance linija, Pečes linija, ir Kirchhain linija. Tai čia šita būtent... O dabar koks numeris? F0 ar... Pečes linija. Ar čia F1 ar F0? Kaip čia? Tai čia jau F0, jau grinaveislės. Tai labai, taip sakant, geras rodiklis. Grinaveislės. Labai svarbu yra erkių kontrolė. Čia jau buvo vieną kartą sudėtos juostelės ekologiškos. Štai dar nesugraužė bitės matyti, taip sakant. Ir dedi, matau, 4 juostelės, kiti sako 2 juostelės dėti, arba čia net 5 yra. 5 reikia dėti. Parodysiu, kaip įdedamos. Matom, čia lizdas yra. Tai geriausia erketumą tikrint ten, kur nėra perų. Ir kitas dalykas. Parodysiu, kaip nustatyti higieniškumo testą, kurį matėm rezultatus. Dabar parodysiu, kaip yra. Matysim procesą dabar, ne? Matysim procesą, kur po 6 valandų stebima išsivalymas. Čia gal tie lapai negerai. Nu, natūralus gamtos kampelis, taip sakant. Natūralus gamtos kampelis. Tai bičių testas perų daromas ant uždengtų perų. Gal aš iš šono pereisiu. Normalios bitės nereikalauja praktiškai dūmų. Dūmai naudojami tik tam, kad
pareguliuoti jų eismą. Tikrai ramios bitės, taip atrodytų kaip jau ir lietinga diena, ir tamsoka. Ir štai jos taip gražiai. Matom, kur juostelės būna, bitės išgraužia tą vietą. Čia yra kiaušinių šitoj vietoje ir šitoj. Žodžiu, kur juostelės būna, ten kiaušinių nededa. Va ir štai dirbtinai vaisinta bičių motina. Jo pažymėta. Pažymėta plasmasiniu ženklu. Deda kiaušinėlius, gražiai vaikšto. Čia pernai metų yra dirbtinai vaisinta ir šiemet yra tokios šeimos testuojamos. Tai prapuoliai dabar jau kažkur pasislėpė. Čia kampe jį matau, ilga, gražuoliai motina. Kodėl tu ją vadini motinėlė? Teoriškai tai reikėtų motiną vadinti. Nu, tai čia taip jau didžioji motina. Lietuvoj įprasta motinėlė. Angliškai karalienė. Čia, žinot, Tarakevičius angliškai karalienė vadinasi. Su Skirkevičiu ginčydavosi, kaip ar bičių motinėlė ar jie prisimintų, kad vienuolyne yra bičių motinėlė, o motina, kur turi 40 000 vaikų. Aš tai sakyčiau motina. Tai motina, gal vadinkim motina. Tai ir vadinkim, nes... Na dabar sakykim, tęsk mintį, Justinai. Tai va matot, dar ką noriu pasakyti, kad karnikos, motinos yra atranka, aš darau, kad juodos būtų. Kuo juodesnės, tuo skaitos jų grinesnis požymis toksai. Iš akies, kai vykdomas dirbtinis apvaisinimas. Žydėsiu tą motiną, kad neprapultų. Visą laiką įdedu motiną, kad neprapultų, jeigu taip atrandu. Kadangi... Ramybė, taip sakant, motiną suradai, žinai, kur padėjai. Motiną ir aš tada galiu ramiai... Ką? Ramiai galim dirbti. Tai dabar judam toliau į priekį, kokia dabar kita mintis. Dabar parodysiu, kaip atliekamas testas higieniškumo. Testui, kad atlikti, reikia atrinkti perus, būtent dengtus ir kad būtų jau lėliukė stadija. Tai tam yra su pincetu patikrinama. Nu, atsakykim, dengti perai ir pažiūrėsim, kokie yra tinkami. Turi būti prakrapščius, matytis lėliukės purpurinės akis. Tada yra, štai, čia matom lėliukę, bet dar ne purpurinės akis. Štai. Matot? Lėliukė, taip. Tuoj nukrapštysiu. Tai gerą regėjimą reikia turėti, kad pamatytum. Va čia akis, bet jos baltas, ir reiškia toksai per jauni tokie. Dar anksti jį paliesta. Jo, reiktų... Aha, išardai šitą. Čia dar jaunesnė. O čia iš vis yra dar net ne lėliukė, o dar... Tai gal ir anksti mes čia atėjom dar pasižiūrėti? Ne, čia paprasčiausiai yra netinkamas toksai testui korys, korio dalis. Reiškia, va čia jau yra tinkama, aš ištrauksiu. Kodėl taip yra? Vat, avily, čia yra laka, čia galinė siena. Korys taip stovėjo. Va čia buvo prie avilio lakos ir motina visat nuo avilio lakos pradeda perus dėti. Ir paskiau eina į kitą pusę. Žodžiu, reikėjo mums pradėti nuo lakos. Tai nuo lakos visat bus vyresni perai. Ir iš pavasario perai ir vat čia jau matau, kad tinkami, aš to ištrauksiu parodyti, kokios yra tinkamos
Štai, pažiūrėkit, va, nufilmuokit. Tai dabar gal mes jau ir akyčių Tokios vat akys nespėsim padaryti. Pažiūrėk, gerai stambiu planu. Bandom, kiek matot, tokios purpurinės. Čia ne mikroskopas, bet 2 taškeliai yra tikrai. 2 taškeliai ir va tokie yra tinkami. Būtent tokios stadijos turi būti. Taip, ir ką toliau darom? Taigi, toliau matom, kad šitas tinkamas yra. Ir, kaip sakiau, reikia 100 akučių pradurt. Praščiausiai pavalom. Tokie yra specialūs sukurti. Prekyboje yra šakutės, ar ne? Šakutės, kur praduriame perus selekciniai. Duriama kiekviena akutė, stengiamasi, kad būtų, kad per kiekvieną akutę praeitų. Va štai įduriam ir tada su markeriu apsibrėžiam, žinotume, kur yra mūsų testas atliekamas. Ir toks testas daromas iš abiejų pusių. Jeigu nerandama kitoj pusėje, galima ant kito korio. Taigi, matom šitą 50 akučių. Vat yra skilutės, va kiekviena akutė po skilutę, jos valysis ir viena vat štai tuščia būna. Tai mes protokole turim užsirašyti, kad viena tuščia, kad žinotume, kiek realiai išsivalė. Apskritai, kur bitininko sėkmė yra? Kad būtų geros ganyklos, nebūtų erkių, būtų sveikos bitės ir kad būtų nepiktos bitės, nes su piktom bitėm labai yra sunku dirbti.